Labas, Valdai. Sveikas, Alki. Su naujais dar matymų šiemet. Pirmą kartą. Jo, ačiū visiems, kas remet. Pradedam eilinę Valdo paskaitą ir pradedam ciklą vidaus karai. Nu jo, čia Algio buvo idėja. Ne, kažkas iš patronų. Iš patronų. Jo, mes turim labai fainus patronus, kurie tuo daryti kartais daugiau negu reikėtų. Juokauju, visada jau pakankamai. Jo, tai aš manau, kad labai geras toksai, ir žinai, kai nauji metai labai gerai pasimti kažkokią naują temą, tuo labiau, kad tai ko gero labai aktualu, kadangi tie vidaus karai, jie yra irgi realybė, su kuria mes gyvenam realiai, jie vyksta šalia mūsų ir jie dar gali vykti. Kita vertus, mes kaip Lietuva nesam labai būdingi vidaus karų gerbėjai. Ten buvo kažkada seniai, 15 amžius, man atrodo, buvo. Ja, tai čia, žinai, yra truputėlį skirtumas. Yra, žinai, kada yra kažkokių lyderių kova dėl valdžios. Taip, tai čia nėra tas. Nu, formaliai taip, bet realiai tai vis tiek ta visuomenė nekariauja, tiesiog remia vieną arba kitą kandidatą. Bet aš noriu pasakyti, mes lietuviai nesam tie, kurie pjautus tarpusavy. Ne. Pas mus visą laiką yra, mes neturim gal tokios prabangos, nes vidaus karas yra žiauri nelaimė. Blogiausia, kas gali atsitikti toksai karas. Bet Suomiai turėjo tą 20 amžiaus pradžioje. Suomiai turėjo labai rimtą, reiškia, ir kitos tautos, pavyzdžiui, rusai, tai jie turi tokių pakankamai nemažai. Bet dėl ko taip atsitinka? Dėl to, kad vidaus karai jie pradeda eiti ne per kažkokią tai ten valdovus, kokius tai ar ten pretendentus, dažnai vis tiek kažkokie tai vadai tam pas juos būna, bet jie eina per vidų visuomenės ir kartais labai suskaldo giminės šeimas, ta prasme regionus, ten, nu, ta prasme baisiausia, kas gali būti. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Ukrainą ir kodėl taip atsitiko, kad Ukraina neišliko po pirmo pasaulinio karo, Lietuva išliko, tai dėl to, kad pas mus tos vienybės buvo. Ir nors dabar bando pateikti, reiškia, kad ten tas Želigovskio žygis čia pilietinis karas, čia nesąmonė. Ne. Čia visiškai nesąmonė. O reiškia, Ukrainai tai taip. Realiai ten buvo kelios vizijos, jos tarpusavy kovojo, nepastatė vieningo fronto ir finale neliko tokios valstybės. Červona Ukraina tik tai. Žinom, ką tai reiškia. Ne. Tai va, tai gal pradėkime nuo to, kad dėl ko atsitinka tokie pilietiniai karai. Visose visuomenėse yra tam tikri prieštaravimai. Visą laiką. Na, tai yra turtingi, neturtingi, vienaip kalbantis, antraip kalbantis, pagal luominę liniją, kaimiečiai, miestiečiai. Gali čia tų prieštaravimų surasti įvairiausių. Runkeliai ir elitas. Jo, bet dažniausiai klausimas yra, kas leidžia išlaikyti vienybę. Tai turi būti kažkas, kas jungia tą kraštą. Nu, kažkokia idėja. Ar tai tradicija, ar tai dar kažkas, tai reiškia, tai jungiantieji audiniai, jeigu taip galima pasakyti, jie ir apsaugo nuo tų pilietinių karų. Ir Lietuva yra, ko gero, ta, kuri turi. Turi tokius jungiamuosius audinius, dėl to tie prieštaravimai mūsų nesudrasko. Nu, turim ten kažkokių maištų nedidelių, bet palyginus nedaug, žinai. Nes pas mus žmonės bendrai nemano, kad kažkokiu tai būdu valdžią pakeitus ten kas nors labai pasikeistų. Nu, toks yra įsivaizdavimas, kad iš esmės tu labiau priklausai nuo to, kaip tu sugyveni su kaimynais, kaip ten regionuose tvarkaisi, žinai, ir daug visokių tokių dalykų, ten mes žemaičiai, mes aukštaičiai, mes vilniečiai, mes kauniečiai, nu, bet mes lietuviai yra kiekvienam. Vat ką tu be pažiūrėsi, reiškia, tas lietuviškumo suvokimas, nors jisai keitėsi per amžius, jisai mums leisdavo išlikti, žinai. O jeigu ta valstybė yra sudaryta dirbtinai, jeigu niekas jos nejungia, arba jungia tai, kas sakykime, gal ne visai pateisina lūkesčius, tai dėl tos priežasties, pavyzdžiui, kalbant apie Rusiją, nes mes šiandien apie ją kalbėsim, apie jos revoliuciją 1905-1907 metų, tai va čia ir jai būdinga šita savybė. Tai jinai visą laiką stengiasi rasti tuos tokias jungiančiasias grandis ir ilgą laiką tai buvo stačiatikių religija. Reiškia valstybė, kuri sako, kad jinai, reiškia, rūpinasi rytų krikščionybė, yra ten labiausiai patyrus, trečia Roma, visą mes tai šnekėm. Bet šitie visi šūkiai pasibaigė su krikščionybės galiojimo riba. Į rytus neveikia. Nu, ten gyvena musulmonai, gali gyventi kažkokių senųjų tikėjimų iš žmonės, jiems tas čia tikybė 100 metų. Nu, tai tada, reiškia, jie turi dar vieną labai svarbų daiktą, yra caras. Nu, čia kalbu apie senus laikus. Caras, žinai, toksai žmogus, kuris yra tolerantiškas, jisai yra imperatorius, žinai, nu, ten caras savaime yra imperatorius. Jau pats pavadinimas ir tas, sakykime, Petro I pasivadinimas imperatorium yra tiesiog bandymas į vakarus perduoti šitą jo, nu, tokį kaip ir postą.
kuris jau dvasiškai senai buvo užėmęs. Nu tai va, nu tai tas caras jau ten tiem visiem tiem totoriam ir kitos ten nurtai, ten, žinai, daugybė tautų gyvena į rytus nuo Maskvos, joms buvo kaip ir aišku. Nu, bet yra, nes Aukso ordos buvo caras, nu čia caras, reiškia, nu ir jiem tada kaip ir aišku. Ir dažniausiai tas caras, reiškia, darydavo tam tikrus žingsnius, sutardavo su vietinė dvasininkyje, juos ten kažkaip tai palaikydavo, reiškia, ir per tokiu būdu valdydavo šitą valstybę. Bet pagrindinė, ta, sakykime, jungianti idėja yra represijos. Nu, jeigu tu neklausysi, caras tave nubaus. Supyks labai. Tu pyks, geriau su juo nesipykti, nes tikrai gero iš to nieko nebus. Tai va, bet tai čia va ir gavosi taip, kad tas elementas, ko gero, esminis. Ir va čia dabar mes turime tokią problemą, kad jeigu tas caras dėl kažkokių priežasčių negali sureaguoti taip, kaip tikisi šitoj rytų despotijai, tai tada visi kiti elementai, ko gero, neišlaiko. Bet čia yra toks, žinai, liūdnas reikalas. Na va, ir taip atsitiko 1904 metais, kada, žinai, Rusijos kariuomenė, kurią pristatė propagandą kaip nenugalimą, ten galingą, puikią, šiuolaikišką ir visa kita, tas buvo labai, tarp kitko, arti teisybės tuo metu. Bet visas tas daiktas, reiškia, jisai buvo didžia dalim nupieštas. Ir va čia tie, kas užsiima propagandą labai ir užsiima visi, reiškia, turi žinoti, kad tai yra kita lazdos pusė. Jeigu tu pristatai, kad tu esi labai labai kietas, o realiai tu esi tiesiog kažkoks, tai tada, jeigu tau nepaeina, tai ta tavo propaganda atsisuka prieš tave. Jeigu tu esi ne antra armija pasaulyje, o antra armija dviejų armijų kare, jo. Tada blogai. Tada blogai. Ir tada gaunasi taip, kad tas veikia prieš tave, žinai. Ir tada tai taip atsitiko su Rusija, žinai. Jis save pristatinėjo kaip tokią labai galingą valstybę. Bet po Rusijos-Turkijos karo, kuris buvo iš tikrųjų esminis, 1877-18, apie jį niekada nekalbėjom. Aš nežinau, ar mes kalbėjom. Mes kalbėjome apie kažkurį karą šitų dviejų šalių, bet kadangi jų buvo daug, aš neatsimenu, kad apie šitą būtent kalbėtume. Nes jisai buvo įdomus labai tas karas. Nu, galėsim gal kada pasidaryti dar tokį, pasitiksrinsim, ar tikrai mes. Tai kai baigsim, aš tau marškiniuose įpjausiu įpjovimą, kad atsimintume. Geriausia ant nosies, tada matosi. Gerai, ilgam. Tai va, tai vienu žodžiu, jie taip nupiešė, kad čia Rusija tokia pasaulinė valstybė. Ir, žinai, ir jie ten sudalyvavo Kinijos mėsinėjimo operacijai, dalyvavo malšinant ten tą boksininkų sukilimą, žinai. Ir daugiau ten veikia aktyviai, Kinijai išspausdavo visokių ten nuolaidų, žinai. Na, vienas iš pagrindinių Rusijos tokių interesų buvo, žinai, pastatyti geležinkelį į Vladivostoką. Ir dėl gamtinių priežasčių jisai negali eiti per Rusijos teritoriją. Ir iki šios dienos tos geležinkelių žmoniškai neveikia, nes ten yra žemė netinkama geležinkelio statybai, nu, Bamas garsus, Baikalo mūro magistralė. O ten ta vieta, taip ir yra, tas Bamas, kiek man čia pasakoja, teoriškai pravažiuoja, bet realiai sunkiai, ten kažkokios problemos yra, kad ta nestabili žemė, pašalas kažkoks, ten nėra jo ar kaip. Nežinau, tai jiem geriau per Kiniją daryti. Nu tai va, nu ir jie ten tą kaip ir padarė, tą geležinkelį, tai ten, žinai, kažkiek atseit ir Kinijos vyriausybė tame dalyvavo ir taip toliau. Bet visa ta veikla buvo pristatoma kaip toks, nu, žinai, didžiosios vakarų šalies, Rusijos plėtra, ten, žinai, ten mums, ten nuo jūrų iki jūrų, žinai, visokios, nuo vandenynų iki vandenynų, mūsų laivai labai kieti, ten, žinai, paveiksliukai visi, nu, iš tikrųjų atrodo gerai, Peterburgą nuvažiuoja, nu, nuotraukose galigi nuvažiuoti, čia 20 amžius, ką tu ten kaip atrodo, ta imperija galinga. Ir supranti, ir 1904 metais prasidėjęs karas visiškai nepateisino šito propagandinio vaizdelio. Ta prasme, nors visiškai logiškas buvo jo eiga, visiškai logiška. Ta prasme, aš neturiu jokių priekaištų Rusijos kariuomenei. Nu, kietai ten kariavo, tiesiog buvo mažai. 98 000 rusų pradžioj karo, o japonų 300 ten kažkiek tūkstančių. Bet jie, kadangi piešia, kad japonai tai yra tokios neišsilavinusios beždžionės, žinai, kurios tenai taip toliau, nu, tai, nu, va, ir gavosi taip, kad nieko panašaus, iškia, jie sukūrė modernų laivyną, japonai, tas laivynas suvarė rusus į bazes,
jų bandymas kontroliuoti ir nuplaukti į Vladivostoką jam nepaėjo. Reiškia, realiai liko 2 bazės, uždaryta bazėse, iš nosios iškišti negali. Jeigu iškiša, reiškia, tada minų karas ir tada nuostoliai. Ir vienu žodžiu taip gavosi, kad 1904 metais jie ištempė dar Port Artūras iki ir ilgiau, žinai, bet realiai visose frontuose buvo pralaimėta. Tai va tas Port Artūro kritimas, to, žinai, laivų sunaikinimas, Port Artūro eskadros ir liko rusų laivai užspausti tik tai pačiam Vladivostokė, kur buvo pastatytos stiprios baterijos ir jau japonai jų negalėjo paimti. Tas atrodė labai blogai. Reiškia, lūkestis ir realybė juos pasakė, kad ir tada, žinai, loginį išvadą supuvo caro režimą. Nors tiesą sakant, Rusijos kariuomenė visai ten, dar sakyčiau, žmoniškai kariavo. Ir ten paskui pergalių, kažin kokių ten neturėjo, bet ir labai tokių katastrofų. Tokių, kad ten, žinai, per 2 dienas užimtų tvirtovę, kaip atsitiko Pirmo pasaulinio karo metu, ar ten laivynas be mūšio, ten kažkaip, nieko ten nebuvo. Tai Port Artūro apgultis laikoma vienas sėkmingiausių atlaikytų apgulčių. Reiškia, iš vis istorija yra studijuojama, kaip taip galima išlaikyti ten 7 mėnesius, kiek jie ten priešinas. Visiškai izoliuoti. Realiai izoliuoti visiškai. Taip, tai, žinai, bet tai jau nelabai svarbus tas karas, bet vienu žodžiu tauta nusivylė caru. Ir ten buvo tas, kaip tik sausio mėnesį 905 metų, reiškia, nusprendė eiti su visokiais abrozdėliais, reiškia, tokie žmonių atstovai pas carą, kur labai paprastas paaiškinimas, tai caras geras, bet ten kažkokie tai blogie. Paksas geras, aplinka bloga. Tai šitos eitynės, kurias iššaudė, Kruvinasis sekmadienis. Jis sukėlė tokį žiaurų nusivylimą. Ta prasme, karas praloštas. O čia pasirodo, kad čia blogai. Čia, žinai, mūsų visuomenė, kaip mes įsivaizdavom, tokia stačiatikių, žinai, caro valdoma, puikiai imperija, klestinti jų. Державė народная православие, ne? Ir supranti, ir visas tasai Ir tai sukėlė tokį masinį nepasitenkinimą visą administraciją ir kas atsitiko realiai, žinai, aš nors ir mokiausi universitete, bet niekad neatkreipiau dėmesio, praktiškai panaikino visas vietinės valdžias daugumo regionų. Ta prasme, ten kariuomenė išliko, caras išliko, gubernatoriai išliko, bet ten visos tos vietinės valdymo įstaigos jos nustojo veikti. Jos tiesiog buvo paralyžiuotos, nepaėgė, nes vienu metu visose vietose. O priežastis nepasitikėjimas liaudės, ta prasme? Tiesiog, žinai, ne, taip negali būti. Tai yra blogis, ir žinai, kai visose vietose sukyla, ta imperija, jinai nepaėgia visko suvaldyti, o labiau, kad kariuomenė irgi nežino, čia iššaudyti ar nešaudyti, nes gali blogai būti, ten tada tai kazokai viską padarė, tai kazokai tam ir sutvirti, žinai, ten, kur saugo žiemos rūmus ar ten kitas caro rezidencijas, jie jau ten tą turėjo padaryti ir padarė, bet aš manau, kad ten problema buvo tame, kad jie nesugebėjo paaiškinti žmonėm, kas čia vyksta. Vat yra toksai, kaip viešųjų ryšių specialistas puikiai žinai, tiesiog nesugebėjo paaiškinti. Tai reikėjo pasakyti, kad tie japonai kieti. Mes apsivyrėm, nėra jokie tenai, nes jie mokėsi pas anglus, pas vokiečius, žinai, sausumos kariuomenė pas vokiečius, jūrų pajėgos pas britus, tai jie, žinai, ir perėmė ir išmoko. Jie labai įmūs tie žmonės. Ir vienu žodžiu, ir tas visas reikalas pradėjo birėti ypatingai didžiosiuose miestuose, pasidarė barikados, žinai. Ir kadangi paralyžavo vietinės administracijos veikimą, realiai kuriam laikui šitas kraštas buvo didžia dalim nevaldomas visiškai. Ta prasme, daryk, ką nori. Ir ką? Tai kasgi tada įsijungia į tą visą žaidimą. Rusija ne demokratinė valstybė. Partijų čia nėra legalių, bent jau partijų jokių nėra, yra vienas caras ir visa kita. Bet žmonės, jie vis tiek turėjo savo tam tikras grupės susiformavusias. Galima pasakyti, kad Rusijoje 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pačioj pradžioj buvo toks ganėtinai pakilimas tokių tiek radikalių partijų formavimuose, tiek ir šiaip partijų formavimuose. Kažkokia branda Rusijoje atėjo. Iškai jie kaip panaikino tą baudžiavą, visuomenė iš tikrųjų įvyko dideli pokyčiai, tik jie taip greitai neįvyko, jie užtruko laiko, žinai, bet 19 amžiaus pabaigoje jau pakankamai aiškiai tas matėsi, atsirado daug žmonių, kurie nėra pririšti prie žemės. Proletariatas pradėjo formuotis. Taip, bet ne tik proletariatas, pradėjo formuotis ir visokios kitokios tokie sluoksniai, kurie anksčiau nebuvo labai pastebimi, žinai, o jie dabar pasidarė jų daugiau.
Kapitalizmas įsisiubavo, nes reikia suprasti, kad tas bendrystė su prancūzais, jinai paskatino investicijas į Rusijos infrastruktūrą, gamybą šiokią tokią ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, tie miestai, jie pažengė į priekį, ypatingai gal keli regionai. Tai būtų, aišku, Baltijos provincijos, kurios visą laiką buvo toks, kaip sakyti, toks dominuojantis regionas arba vyraujantis, pirmaujantis visoje Rusijoje. Ir čia pagrindiniai miestai būtų Ryga ir Talinas, tokie, kur tas vyksta, Peterburgas, Maskva. Na ir kai kurie, reiškiasi, tokie pramonės centrai. Rusijoje tų pramonės centrų jau buvo šiek tiek atsiradę. Ir ten tas pasikeitimas, reiškia, jisai pradėjo matytis labai akivaizdžiai. Ir tas, sakykime, mano supratimu, Nikolajaus antrojo laikais Rusija labai stipriai modernizavosi. Ir ankstesniais laikais, žinai, ir Aleksandro III. Bet Nikolajaus antrojo labai pastebimai. Ir pasisuko į vakarus labai stipriai Rusija. Jis anksčiau bandė tą daryti, bet dabar tas pasidarė labai matoma kažkaip, žinai. O tuo tarpu, reiškia, žmonės, kurie gyveno Rusijoje, jie beveik nepatyrė didelių pasikeitimų. Baudžiavos panaikinimas Rusijoje kitaip vyko negu pas mus. Pas mus labai staigi kaimo diferenciacija. Ir, žinai, vieni praturtėjo, tapo savininkais, kiti ten nusigyveno, emigravo į Ameriką, kiti ten, žinai, kažką pradėjo kurtis vienkiemiai. Na, tiesiog tuo metu buvo tokia dominuojanti ir labai sėkminga ūkininkavimo forma. Kam tau, žinai, laikyti dvarus, kažkaip tai ten to žmonės kviesti, jeigu yra laisvi žmonės. Ir ten, jeigu tavo tai žemė, tai jie tau moka kažkokį mokestį ir tu, nereikia sugalvos, kaip sakant, paprastai. Kiti vertus jau ten kiti išsipirko tas žemės, nes ten tas žemės reforma numatė, kad tą žemę reikia išsipirkti, kurią tu gauni, žinai. Bet išsipirko, žinai, dalis išsipirko, dalis sustambėjo tie ūkiai. Tai Rusija didelė, žinai, vėlgi ten atskiri regionai, bet realiai tas nevyko. Kažkoks tai toksai gausi, tai dar tos, žinai, tos senos jų mirtos opšinos dar ten egzistavo. Ir tie žmonės, jie yra socialiai neaktyvūs. Jie tik sukyla tada, kada tu pajudini jo kaimo interesus kažkokius. O reiškia, bet kaip ten bebūtų, nes aktyviausia valstietijos tarpe yra ne šiaip visi valstiečiai aktyvūs. Valstiečiai nėra aktyvūs. Valstietis žino, kad jeigu jis kariautai neapdirbs žemės, jisai pririštas prie žemės ciklo. Bet tie, kurie yra turtingieji valstiečiai, tai jie jau yra, tam tikra jėga, žinai, dėl to, kad jie turi įtaką, jie gali kažką tai padaryti, jie jau supranta, kaip jų būtis priklauso nuo kažkokių bendresnių dalykų. Tai, žinai, tai tie valstiečiai kažkaip. O dar kita kategorija yra prastuomenė, kuriai nėra šviesos, žinai. Ką tu ten dirbsi, pas kitą valstietį, jis tave ten išnaudos, o pas gyvens gerai, o tu vis tiek, kai būsi biednas, tai būsi, negi tu tai kaime ten prasimuši, žinai, praktiškai ne. Tai bėga į miestą. Mieste žmonių reikia, pramonė vystosi, bet juosgi ten pastatydavo tos darbininkus į tragiškas sąlygas. Rusijoje tai išvis žmonių nieks nevertina. Tai ten, kad barakus yra kažkokie barakai ir dirba tie darbininkai, niekam ten per daug jie nerūpi. Ir tavo aplinkoje, reiškiasi, ten yra idealios vietos skleistis revoliuciniam idėjom. Tu įsivaizduok, grįžti, be prošvaišių, ten geria visi, mato, kaip šalia ponas vaikšto, taigi jisai vakar buvo toks pat biednas kaip mes, o čia dabar jisai pasikėlęs, dar mašiną. Prisipirkęs mašinų kaip tapinas. Tu supranti? Nidoj namą ar rūmus. Bet problema ta, kad jeigu, pavyzdžiui, vakarų visuomenės jos taip ir įsivaizduoja, kad taip ir yra. Tiesiog yra tokia santvarka, yra turtingi, yra biedni. Tai jeigu tu esi geras žmogus, tu prasimuši. Ir tu tada užsiimi tuo prasimušimu. O jiegi atėjo iš opšinos. O opšina sako, kad jeigu tu kažką gavai, tai turi su visais pasidalyti. Tai tugi čia lygiava. Tai supranti, tada jiems tas meta klaidą. Žiauriai. Ir meta klaidam, tai tada natūraliai jie pradeda darytis į visokius, kurie pasiūlo radikalių sprendimų. Ir ten jų atsiranda masė tų visokių partijų. Tai ne tik tai ten mes žinom bolševikus, bet ten yra ir kitos partijos. Josgi atsiranda ten 1896, žydų, pavyzdžiui, tokia darbininkų partija, gal viena pirmesnių tokių buvo. Paskui visos Rusijos, ten tos darbininkų partijos visokios, arba socialistų partijos, arba tokia organizacija, 5 metų revoliucijai labai
charakteringa eserai. SR norėjau sakyti. Socialistai revoliucionieriai. Nu tai socialistai revoliucionieriai yra šiandien vadintini teroristai. Absoliučiai, pagal pavadinimą. Pagal pavadinimą. Tai yra žmonės, kurie sako, reikia žudyti tos blogiečius ir čia mes. Nu tai reiškia, tai reikia įsivaizduoti, kad visos tokios partijos ir visos kitos, jos reiškia, čia randa savo vietą. Bet ir to, sakykime, jau vakarietiško tipo sluoksnis, jis irgi nori demokratijos. Prancūzija važinėja, mato, kaip žmonės gyvena. Nu, tu natūraliai tam važinėja, sakiau, kodėl mes negalim. Nu, tai kodėl? Nu, tai dėl to, kad yra ta patvaldystė. Caro valdžia. Man žinai, priminai Čechovo Vyšnių sodas. Nu. Skaitai šitą? Jo. Ten neįmanomo šudinumo yra spamas, bet man priminė dėl ko, dėl to, kad nori ginčytis, tai nebandyk. Ten priminė dėl to, kad ten buvo ta veikėja iš Paryžiaus, ką tik grįžus, ten su savo šeimos gabalėliais. O Vyšnių sodo labai gaila buvo, nes jis buvo tas pats, kas pas mus šiandien miškai. Senas ir negalima jo, žinai, nuimti. Gerai. Tai vienu žodžiu ir žinai, ir kas dabar darosi, kada tu ugdai demokratinę santvarką. Tai jinai, tie žmonės, jis tiek rinkti yra žmonių, tie vadovai visokie. Ir jie, kaip tai ten turi kažkokią atramą, turi kažkokių sąjungininkų, jie ten išsivarto patys. Net jeigu centrinė valdžia, turi mandatą. O tu įsivaizduok, kad ten tos savivaldos minimaliai. Tik tai bajorų luomas ten turėjo šiokias tokias savivaldas ir tai jinai negalėjo perėti kažkokias tai rimtesnės, žinai, organizacijos daugumoje uždraustos, ir ne visos uždraustos, ten savišalpos kasos kokios buvo, žinai. Bet visos, pavyzdžiui, nacionalinės organizacijos, tautinės kažkokios, nes jau tas tautų, taigi 19 amžiaus pabaiga, taigi tautos jau gimusios, jau ten niekas nepaneigs to, sakykime, augimo kreivė eina į viršų. Tai nieko neleido, viskas buvo uždrausta, žinai. Ir čia dabar, kada tas, žinai, taip, tas sistema nežino, ką daryti, pasimetimo staliai. Tai tada, žinai, visi sako, tai varom, žalia šviesa, žinai. Ir visos tos jėgos, tiek socialinės, tiek politinės, tiek tautinės, tiek nacionaliniai pakilimai, tiek daugybė visokiausių dalykų, jie tiesiog išeina į viršų, žinai. Išeina į viršų ir pradeda darytis ten, nežinau, kokios nors steigėsi, dabar jau biškį apie Lietuvą, gal papasakosim, biškį Lietuvoje steigėsi politinės partijos, nes nieks nežino, kaip dar pradžioj, ką su jom daryti, ten kai kurios su gubernatoriaus žinia. Gubernatorius ieško atramos visuomenės, neturi kažką. Jeigu tai negriauna Rusijos imperijos čia ir dabar, jisai sako, gal ir gerai, žinai, tada, jisai turi vartytis, suprantate, gubernatorius. Taigi ten protingi žmonės buvo skiriami gubernatorius, nereikia įsivaizduoti, kad jie ten kažkokie bepročiai. Tai bepročiai neišsilaikyto tokių vietų. Tai vienu žodžiu, ten jie, ir tas prasideda toksai, žinai, ir visokiausias formas priima, ten darbininkų tarybos formuojasi, žinai. Ten kiti kuria kokius revoliucinius būrius, net ginkluojasi, žinai. Visiškas chaosas. Ir tam visam toj visoje istorijoje labai klausimas, o kokia vizija? Ir, žinai, dėl ko kariaujam? Ir ten tada vyksta diskusijos, o tai kaip turėtų būti gerai, žinai. Rusija čia bloga, viskas tvarkoja, o kada pradeda bandyti kažką tai kurti iš naujo, tai gerai, ten kokia nors Lietuva, jinai ten sako, mes norėtume būti ten gal koks autonominis kraštas. Tai mums kaip ir aišku, dėl ko mes kariavom. Bet kiti labai primena, tarp kitko, kokius 88-9 metus, labai panaši ta situacija. Tai mums kaip ir aišku, nes mes turėjom valstybę iki 40 metų, bet kiti neturėjo tos valstybės. Kaip čia bus? Tai gal čia taip, gal anaip, žinai. Ir tada gaunasi, kad tas pradžioj toksai anticarist, antirusijos imperinis toksai, žinai, judėjimas, laisvės troškimas, visi tie dalykai įsiverčia, jie labai greitai pradeda nesutart, nes tos vizijos skirtingos. Žinai, jos kaip sakyt, visi bėga, kur akis veda, visi nori visko daug, o patyrimo valstybinio valdymo beveik nieks neturi. Nes vieninteliai, kurie turi tą valstybinį patyrimą, yra ta caro administracija, valdininkai, kurie ten sėdi, kurie turi visai supratimą, kaip kas turėtų būti. Ir tokiu būdu, reiškia, tas 5 metų judėjimas, jisai įgauna tokį ganėtinai didelį pobūdį, bet jisai neatneša kažkokio labai pozityvo. Tuo labiau, kad caras supranta, kad ką tai reiktų daryti. Reiškia, čia jis supranta, kad reikia. Tai toks buvo Budyginas, reiškia, tuo metu premjeras jų berods, kuris sako, žinai, reikia
kažkur nukreipti visą tą energiją, nes čia bus blogai. Ir tada kyla idėja ten sušaukti tą dūmą, žinai, padaryti, atgaivinti valstybinę parlamentinę sistemą, kuri ten būtų tik tai patariamasis organas prie caro. Tai kaip ir nieko labai, žinai, pareigojančio, tų patarėjų ir taip caras turėjo. Bet čia būtų kažkoks tai rinkimai, žmonės tada vietoj to, kad kelti riaušes gal eitų rinkti, žinai, rinkimus. Ir tas kelias, jisai nelabai ten paėjo taip, kaip tas Budyginas tenai baišė, reiškia, biškai kitai paskui buvo, bet va tas kelias, kaip ir sėkmingas buvo. Tiesiog Rusija, matyt, buvo jau pribrendus pereiti prie kažkokios tai konstitucinės monarchijos. Nes daugumas monarchijų 19 amžiuje perėjo prie konstitucinės monarchijos. Ten kokia Danija, žinai, Švedija, tai ten iš viršaus tas vyko. Irgi spaudimas didelis iš apačios, bet kaip tas įgauna, reiškia, valdovas maloningai suteikia tautai daugiau teisių. Tai pateikiama tokia forma, tarsi nesugriauna jokios santvarkos, revoliucija nevyksta. Tai čia bandymas jau valdyti revoliuciniam sąlygom. Ir tas kelias, jisai tą kaip ir energiją nukreipė. Tada jau tie, kur ir ten leido netgi paskui balsuoti ir visokiom, reiškia, tautiniam grupėm tenai ir taip toliau. Ne tik tai tikriem rusam, kaip buvo anksčiau, reiškia, ten kai kuriuose rinkimuose, o čia jau leido ir visiems, tai tas gavos išvirto į tam tikrus rinkimus ir, iš tikrųjų visi ten džiaugiasi, kad gali dabar kažką tai rinkti. Aišku, ta Dūma paskui greitai buvo paleista, nes jinai ten nesuvaldoma buvo irgi. Žinai, revoliucija yra revoliucija. Taip kaip vyko Prancūzų revoliucija, taip ir Rusijoje vyko. Bet esminis dalykas gal buvo tas, kad kodėl jau 6 metais ta revoliucija pradeda prarasti savo jėgą, o 7 realiai jau jos pati pabaiga, žinai. Dėl to, kad žmonės supranta staiga, kad gal ta ankstesnė santvarka yra geresnė negu tai, kas čia dabar darosi. Chaosas, jisai apėmęs, jisai paralyžuoja visą veiklą, žinai, tas, kaip sakytas, garas išeina. Ypatingai, jeigu vis tik tai paliekama kažkokios skylutės tam garui išeiti. Tai va tas, žinai, sukurta ta sistema Rusijos po 1900, galima sakyti, 6 metų, jinai sudaro iš esmės geresnės sąlygas tvarkytis. Ir pati caro administracija padaro gerų sprendimų. Viena iš tokių yra, sakykime, pasirinkimas tų tinkamų žmonių, kurie valdytų. Jeigu jie tinkami, tai gerai, jeigu jie nelabai tinkami, tai nelabai, žinai. Ir čia gal vienas svarbiausių dalykų tuo metu, kuris kaimui labai rūpėjo, tai buvo agrarinė reforma. Tai tą, ką mes vadinam savanoriams žemės davė, tai čia iš esmės yra 906 metų reformos esminiai nuostatai. Jeigu mes to neįvertinam, tai kartais nežinom, kodėl Lietuvoje čia taip viskas vyko ir kodėl mes ten norėjom to ar ano, ir kaip čia tie savanoriai, kaip ta žemė. Tai iš esmės visa tai yra Piotro Stolypino reformos. Bet čia ir įdomus dalykas, kad Piotras Stolypinas, jisai yra stipriai susijęs su Lietuva. Ta prasme, jo reformos ir atėjo iš Lietuvos. Nes jisai ten gimęs tai Drezdene, kažkur ten Vokietijai, bet augo ir vasarojo daug metų Kalnaberžės dvare. Kurie čia vieta? Čia netoli, prie Nevėžio, netoli Kėdainių. Okay. Ten tokių žemių buvo nusipirkę ir daugiau rusų, tengi ir tas Totlėbenas, reiškia, turėjo savo dvarą pačiose Kėdainiuose, ten kur stovi kai kurie ten dar likę tokie dalykai. Tai tokių. Ir tie rusai patekę į tą, sakykime, mūsų aplinką, jie buvo kitokie. Jie tokie labiau prie to individualistinio ūkio linkę, reiškia, nes Stolypinas labai domėjosi žemės ūkiu. Tarp kitko, Dotnuvos žemės ūkio mokykla jo sukurta yra. Srūtų ir lietuviškai mokėjo kažkiek. Taip, bet supranti, bet tai gaunasi, kad tai yra susiję dalykai. Ir jisai, reiškia, jisai suprato, jis jau matė tą vienkiemių sistemą, kuri faktinai pas mus darėsi, dėl to, kad žmonės supirko ir stengiasi taip gyventi, ir tada suprato, kad tai duoda daug jėgos. Žmonės vietoj to, kad sėdėti tose apšynos, pas mus jos niekada ir nebuvo, bet kaimai pudžiaviniai buvo, valakiniai kaimai. Tai, žinai, valakiniai kaimai. Ta prasme, gyventojai buvo per prievartą suvežti kaimus. Po Valakų reformos. Jo. Tai jie tie jau, kurie labiau prakutė, jie mielai išeidavo, reiškia. Gal truputį gal kas nors
truputį prasiplės, ne per daugiausia. Valakų reforma vis dėlto esmė jos. Suvaromi į kaimus. Esmė yra padaryti efektyvų žemės ūkį. To meto kolchozą, ne? Nu, vat ne. Ne? O? Ne visai, žinai, ten kolchozas. Reikalas tas, kad tie kaimai, reiškia, jie ten gyveno bilia kaip. Nu, nuo senų laikų, kaip ten kas buvo. Ir ten bandyti pakelti žemės ūkį, priversti laikytis trilaukės sistemos, nebūna sąlygų. Nu, kaip tu sukontroliuosi ten kiekvieną kaimietį, kuris ten ką dirba. Okay. O kada suveži į kaimus, tada suskirstai visą žemę į 3 laukus ir tam kiekvienam lauke duodi valstiečiui po rėžį. Ir tada tu jau sakai, o čia dabar sodinsim, o čia bus spūdimas, žinai, o čia mes dabar sodinsim grūdus ir taip toliau. Tas ėjomaina tada garantuoja. Nu ir tas pakėlė ten 3 kartus valstybės pajamas. Tai prasme rimta reforma. Okay. Tai čia ir buvo Valakų reforma. Valakų reforma. Jis gauna kažkiek, tarsi nusavybės savo gauna, bet jis turi tada atseikėti, ne? Nu jisai paskui, kiek jis paima Valakų, tiek turi atlikti prievolę. Okay. Nu tokia paprasta, bet lengva apskaičiuoti. Okay, gerai. Mokesčiai vyksta pagal kaminų skaičių, žinai, nu taip lietuviškas kaimas atrodo. Ir tai skatina ta padūmės mokestis, tai yra, reiškia, mokėjimas nuo dūmo. O dūmas yra kaminas, o kamino tu žiemą nepaslėpsi. Nu, vis tiek šildytis. Ypač jeigu kieme turi dar krematoriumą. Krematoriumą nestatysi. Už tai, kad mokėsi dvigubai. Taip. Tu ką nors kitaip sugalvosi. Viską sukiši vieną kaminą, tada visa giminė sueina po vienu stogu, kad išgyventi iš čia didžioji šeima Lietuva. Tam, kad sumažint mokesčių. Tai va, bet tas dalykas, jisai, nu, nėra malonus. Nu, tu su aš nenorėtum gyventi. Ne. Ne, ir aš ne. Manau, aš nepuikiai yra, bet vis tiek norėčiau. Aš lygiai tą patį pasakyčiau. Tai yra toks paprastas dalykas. O čia buvo priversti gyventi, todėl kada tik tai ekonomiškai žmonės šiek tiek prakuto, jie norėjo įti vienkiemis. Vienkiemis yra viena mažoji šeima, dirba savo ten žemę. Efektyvumas, aišku, didesnis. Tai gerai, tai apie Valakus, aišku, tada. Nu, tai aš čia tiesiog noriu pasakyti, kad ta Stolypino reforma, jinai labai atliepia mūsų vidinę kultūrą ir iš tikrųjų individualizmą, ta prasme. Individualizmą ir tas skaidimas, bet jis vyko ne masiškai, o taip truputėlį selektyviai. Ta prasme, patys turėjo nuspręsti. Patys žmonės nusprendžia išeiti iš valakinio kaimo. Tai čia efektyviausias būdas ir buvo, nes iniciatyva jie pirmie ir išėjo. Ir ten kai kuriuose regionuose ten 1/4, 3/3 jau taip atsirado tokių ūkių. Okay. Nu ir principė kiekvieno valstiečio svajonė. Vat aš susikurčiau savo namus, žinai, daryčiau, pats savo šefas, žinai, nu, ta prasme, laisvas žmogus. Jo. Laisvas žmogus. Čia yra esminis dalykas, nes kaime laisvė, jinai suvokiama ne tai, kad tu ten formaliai gali kažkur balsuoti, bet suprantama, kad tau niekas neaiškins, ką tau reikia daryti. Ja. Tai čia, žinai, vat yra toks lietuviškos natūros pasireiškimas. Tai va, tai čia vienas iš tos revoliucijos tokių palikimų, tai yra tokia pasirinkta politika. Tuo tarpu, pavyzdžiui, tam kariniam planavime, tai nelabai sėkmingas pasirinkimas buvo, žinai. Va ten, nes ten, va, tuose frontuose, kur ten buvo jie, kur kariavo, nu, žinai, visą laiką yra labai sunku suprasti, kaip ten iš tikrųjų vyksta, nes jeigu skaitai kokius carinius vadovėlius, vienai prašo, žinai, jeigu skaitai bolševikinius, nu, tai jie ten visi supuvę, ten, žinai. Nu, bet realiai ten ne visi jie buvo supuvę, tiesiog negalėjo kitaip kariauti. Reikalas tas, kad buvo riboti resursai. Rusų kariuomenė, sausumos kariuomenė. Rusijos kariuomenė neturėjo normalaus aprūpinimo. Tas reiškia geležinkelis, apie kurį visi šnekėjo, jisai buvo labai riboto pajėgumo. Pavyzdžiui, žiemą nebuvo galima, nes per Baikalo ežerą apvažiavimo nebuvo, reiškia tiesiai. Tai arba laivais, arba ledu. Per ledą tiesdavo bėgius. Nu, čia reikia sugalvoti tokį dalyką. Nu, bet taip, žinai. Ir ten tas pralaidumas to geležinkelio buvo ribotas ir tos pajėgos jos labai lėtai atvažiuodavo. Ne vienu ypu, bet po truputį ten kaupdosi. Dėl to, reiškia, rusų kariuomenė buvo priversta laikytis pasyviai ir sėdėti ir laukti, kol sukaups reikalingas pajėgas, kad galėtų tenai kontratakuoti. Bet realiai, reiškia, jie susidūrė su japonų kariavimo būdu, kuris yra labai agresyvus, tai yra labai stiprus kariai, ta prasme, savo dvasia, turi jie ten tą, reiškia, tuos samurajus pavertė karininkais, sakyčiau, sėkmingas toks pasikeitimas, žinai, tai jie išlaikė savo tą seną karingumą, na ir ta jų kariuomenė, kiek jau ten leido jos techninės galimybės, jinai buvo labai agresyvi. Ir natūraliai susidūrė rusai su tokiais kariautais, nu jie kitaip negalėjo tik tai gynybiškai laikytis. Nu, bandė ten į Port Artūrą pasiųsti kavalerijos tokį reidą, bet jiem tai nepaėjo, žinai, nepasisekė. Bet šiaip iš principo, na tiesiog, kada tu turi tokią valstybę, kurioje viskas pagrįsta patvaldystė,
Tai visi bijo imtis iniciatyvos, nes už iniciatyvą gali gauti. Jeigu gavo nurodymus, tai tvarkoja. Tai aišku, ten atsiranda visą laiką kažkokių žmonių, kurie įmas iniciatyvos, bet tie žmonės būna baudžiami. O tam, kad jie iškiltų, tai turi būti ekstra sudėtingos sąlygos. Tai vat Port Artūro gynyboje ten tokių elementų tikrai daug buvo inovatyvių, žinai. Bet ten, kur stovėjo ta didžioji kariuomenė, tai jie tiesiog kitaip nelabai ten galėjo daryti. Reikia žinoti Rusijos kariuomenės tas visas tvarkas. Ir gavosi taip, kad jie tarsi elgėsi kaip silpnieji, nors kai kuriais atvejais turėjo visai ir persvarą. Galėjo, žinai. Čia yra tokia problema. Tų administracinių tokių kariuomenių jos daro taip, kas yra pasakyta, bet kad jos kažką tai sugalvotų ekstra labai įdomaus, tai turi dar praeiti truputėlį karo. Tai vienu žodžiu, ir ten Aleksejevą paskui pastatė to reiškia, to kariuo, to vyriausių, reiškia, gynybos ministrų, taip reiktų gal pasakyti. Nesėkmingai. Jie ėmės tokių, žinai, keistų kai kurių reformų, ten, pavyzdžiui, velniop visas ten tvirtovės uždaryti. Tipo tvirtovės čia mažai efektyvios, reikia jas ten palikti, tai kelias didelės, visas uždaryti. Ir tas visas tvirtovės ten metė, žinai. Nesvarbu, kad visos sistemos ten dėl to, tai pakariko, žinai. Ir daug tokių keistų sprendimų, žinai, kurie, kokie, taip manoma, kad tai yra priežastis, dėl ko Rusija taip prastai pasirodė Pirmam pasauliniam kare. Tiesiog personalė buvo ne to pasirinkta, aš taip sakyčiau. Nors techninės inovacijos buvo daug. Dabar, kas ten su tais visais revoliucionieriais pasidarė? Tai tais revoliucionierius jos jau rimtai prispaudė. Jau paskui, žinai, kokiais 6-7 metais jau pradėjo jos valdyti, gaudyti, vežti į Sibirus ten ar dar kažkur, tai žinai. Tai kaip suvaldė tą situaciją, bet realiai nebeužgniaužė. Ta prasme, valstybei reikėjo keisti valstybinę santvarką. Tiesiog pribrendo reikalas, žinai, bet kartais tai sunku pasakyti, kaip taip yra, bet reikia labai stebėti visuomenę ir suprasti, kas jai atsitinka, nes atrodo rami buvo, dabar staiga. Bet ten atsitiko dar vienas dalykas, reiškia, suprato, kad vienos problemos Rusija nepajėgia išspręsti. Tai yra tos tamsiosios masės skaičius. Reiškia, tie žmonės buvo tamsus. Jie buvo tamsus ir kadangi tamsus, jie pasiduoda visokiom durnom idėjom. O valstietija sudarė Rusijoje didžiulį kiekį gyventojų, 90 su viršum procentų. Visi kiti, reiškia, tai ten tų jau labai turtingų gyvenančių gal procentas, bet jau ten tie raznočinsai, kaip jos vadindavo tos, kurie, reiškia, nei jokiam luomui nepriklauso. Vadinkim jos buržuazija, gal tuo metu tai visai geras pavadinimas, nors mano supratimu ten suplakama į krūvą labai skirtingos grupės žmonių. Tai tame tarpe tai yra vidurinis sluoksnis, kuris sudaro valstybės tam tikrą pamatą, tai jų ten buvo iš vis mažai. Ir, žinai, ir tada buvo suprasta, kad ta masė, jinai gali apsiversti vėliau. Ir ta revoliucija parodė, kaip silpna viskas. Viskas tik paviršius. Reikėjo ką tai daryti. Tai ta reiškia, agrarinė reforma, jinai kažkuria prasme ir nukreipta buvo į tai, kad sukurti tą laisvųjų valstiečių sluoksnį, kuris būtų, valstybės atrama, o ne prieš. Kad čia reikia kažkaip tai į tas apšinas, į tuos myrus reikia įlysti. Juos reikia, žinai, dekonstruoti, nes jie moderniom sąlygom yra visiškai neproduktyvūs ir visiškai pavojingi. Jie ruošia tokius tamsius žmonės, kurie vis tiek atvažiuoja į miestus, darbo jėgos reikia. O juos suvaldyti jokių dalykų. Pavyzdžiui, tokių dalykų kaip profesinės sąjungos kažkokios, tai arba normalios, tai nelabai ten yra su ko šnekėti, dėl to, kad yra labai silpna, žinai, labai mažas apsišvietusių žmonių skaičius. Su ko tu ten pasišnekėsi su Žaliųjų valstiečių sąjunga? Tai tu čia jau taip šneki, tai Žaliųjų valstiečių sąjunga, tai čia būtų tai, ko siekia Stolypinas. Jo, bet tai, kas gavosi pas mus, tai ir buvo tas bydlotas, kas buvo Rusijai. Tai va, bet lygiai taip pat ir Lietuvoje, žinok, tokių dalykų yra. Nereikia galvoti, kad pas mus čia nieko tokio nebuvo, nes švietimo lygmuo buvo pas mus Lietuvoje labai prastas. Lyginant su imperijais buvo labai neblogas. Ne, Lietuvoje prastai atrodė. Lyginant su Baltijos provincijom tragedija. Pala. Man stovė akyse tas žemėlapis. Lietuvoje švietimas nusileido be abejo Rygai ir Talinui ir Suomijai. Bet jis buvo gerokai aukštesnis negu vidurkis Rusijos imperijos. Jis buvo beveik toks pat kaip Maskvoje, ta pati spalva. Tai taip.
Tai aš sakau, bet iš principo čia buvo silpnoji pusė, kadangi, reiškia, tos Baltijos provincijos, jos išlaikė tą savo autonomiją. Turime į Livoniją, vadinkime. Jo. Nu tai tuo metu tai yra 3 gubernijos. Ir ten nebuvo draudžiamas spauda jų nacionalinė. Visiškai. Ir dargi skatino spaudą tautiniam kalbom. Taip. Valstybė tą darė. Taip, o pas mus pabandė šitą. O pas mus maudė. Ir tada gausi, kad mes į tas rusiškas mokyklas eiti nenorim, kadangi tai nutautinimo priemonė, arba einam dėl to, kad nėra kitos išeities, na ir natūraliai. Ir kur mes einam, mokytis? Į namus. Į Livoniją. Į Livoniją? Taip. Kodėl važiuoji Mintaujos gimnaziją? Rygos lietuvių mokyklas. Nes ten laisvė. Ten tu gali daryti, ką nori, ten niekas tavęs nevaržo, žinai, ten, tai vokiečių kalba yra vokiečių kalba, nėra čia sunkiai išmokstama, žinai. Ir tokiu būdu mūsų didelė dalis elito mokosi va ten. Ir va dabartinės Latvijos teritorijoje lietuvių yra daug. Jie važiuoja uždarbiauti, jie važiuoja mokytis, reiškia, ir ten ta vat mūsų toksai, žinai, enklavas yra, bet jisai kažkuria prasme paskatina mūsų visuomenę persimti labai stipriai vokiškom idėjom. Reiškia, yra šito. Vokiečių kultūros įtaka tuo metu buvo ganėtinai didelė, bet ne tiesioginė per Prūsiją, bet daugiau per Livoniją. Tai va. Na ir tokiu būdu, reiškia, o ten čia Lietuvoje kas buvo? Tai Lietuvoje čia buvo tos rusiškos mokyklos, tai daug kas per jas irgi perėjo ir labai gerai pasiruošus būdavo mokintis Maskvoje arba Peterburge. Bet mes nepamirškime ir namų mokyklos, tas ikoninis vaizdas, kur motina audžia, reiškia, o vaikas knygas, kai tu ir knygai išeičia. Nenuvarykim šito irgi į užduotį. Tai šitas visas kompleksas, jisai paruošia mūsų žmonės. Taip. Nes mūsų žmonės šiandien kiekvienas galėjo išleisti vaikus mokytis į tokias vietas. Ir nors jie tenai, žinai, taigi ten džiovininkai visi kodėl, dėl sunkių sąlygų, reiškia. Tai geriausiai tvarkėsi Suvalkijos ūkininkai, nes jie, žinai, jau buvo ta baudžiava anksčiau panaikinta, jau jie įpratę buvo dirbti, jau jie galėjo, žinai, išleisti vaikus. O visi kiti regionai sunkiai ir tas po truputėlį vyko ir labai blogai, kad nebuvo Vilniaus universiteto. Kad būtų kažkoks Lietuvos teritorijoje vienas iš esminius. Centras, ja. Jo nebuvo. Tai ten medicinos mokslus kažkokius, bet iš esmės reikėjo važiuoti labai toli. Tai švietimo prasme mes buvom labai toli nuo kultūrinių centrų ir mokslo. Nes Kaunas, Vilnius, jie labai maža dalim tik tai galėjo šitą paremti ir tokios atskiruose salose, žinai. Tai va, tai tas švietimo lygis, jisai, mes kai kuriais požiūriais jau čia ryškiai į vakarus, bet kai kuriais požiūriais mes labai rytuose buvom, dėl švietimo sistemos. Ir čia mūsų paskui buvo Smetonės Lietuvos didžiulės problema, kaip to žmonės padaryti šviesiais. Nes trūko labai to išsilavinimo ir mes pagal apylinkinius labai atrodėm prastai, iš esmės. Na ir dar buvo keletas tokių dalykų, kurie žinai, mūsų tą visuomenę labai paveikė, tai mums ta rusų kariuomenė buvo svetima. Tai Lietuvos bernaičiai ir merginų, bernaičiai labai nenoriai eidavo į karo mokyklas. Nes va čia šitoj vietoj buvo skirtumas, jeigu šiaip pas mus tų mokyklų nebuvo, tai karo mokykla Vilniuje buvo labai gera. O čia yra apie ją dabar jau pradedam vis daugiau kalbėti. Mokykla, tu turi minį puskarininkių ar akademijos? Ne. Ten yra karininkų rengimo mokykla, Junkerių mokykla. Vilniaus Junkerių mokykla, Vilniaus pėstininkų mokykla, jo. Tai atitiktų dabartinę karo akademiją. Tai ta mokykla buvo visai tvarkoje. Ir čia mokėsi dabar jau skirtingai negu kitose srityse būsimosios Latvijos ir Estijos generalitetas. Ir yra toksai visuotinis įsivaizdavimas, kad katalikai reiškia, negalėjo čia patekti. Tai iš dalies taip, dėl to perėjo į stačiatikybę daug kas, arba į liuteronizmą, kaip čia Žukauskas ir visi kiti. Žukauskas liuteronista? Jo. Jis ten žmonos lynė gal. Bet paskui leido, jau po 904 metų ir 5 spaudos leidimu. Jo, tada leido eiti, bet tada nenorėjo eiti. Tai užtat labai mažai žmonių Vilniuje buvusioje mokykloje baigė lietuvių. Mažuma. Nors ir dėstytų nemažai lietuvių, aš tai dabar, žinai, visą laiką, kadangi įdomu pažiūrėti, iš kur kas ateina, žinai. Tai va, tai ta viena iš tų revoliucijos tokių pasiekmių yra tai, kad iš esmės nebebuvo trukdžių. Ir galima buvo eiti ten mokytis. Kiek norėjo, čia kitas klausimas, nes su rusais bendradarbiauti yra labai žemas lygis, katalikų bažnyčia žiūrėjo kreivai iš tos reikalos. Ir vienu žodžiu, čia toksai kompleksas dar buvo, žinai.
Tai tokiu būdu, reiškia, ta švietimo sistema pas mus tikrai nebuvo labai gera. Bet tie patys draudimai, kurie buvo lietuviams, tie patys draudimai buvo Lietuvos lenkams. Ir jie irgi dingo. Ir vat po tos revoliucijos prasideda visuomeninių organizacijų kūrimo vajus. Tai pirmiausia, kas buvo patys aktyviausi, tai buvo aktyviausi žydai. Tarp kitko, žydų organizacijos egzistavo ir anksčiau. Jos savišalpos ten visokios tokios, tai jų ten būdavo daugiau pusės. Reiškia jau. Paskui staiga pradėjo augti lenkiškų organizacijų, lietuviškų. Tai va tas reiškia, ta revoliucija, jinai atveria kelius. Reiškia, jinai, kaip čia tau pasakyti, jinai kažkuria prasme atlieka savo darbą. Revoliucija sugriauna trukdžius, kurie tikrai trukdė visuomeniai vystytis, bet jinai linkusi radikalėti. Ir kuo toliau, to labiau, nes tada atsiranda tokių, kurie už kažkokį grinumą arba kraštutinumą kariauja, žinai, ir tada labai yra svarbu ir pati visuomenė tam tikrų momentų pradeda prarasti temperatūrą, atsekia pagrindinius tikslus, laimėjom rinkimus, laimėjom lietuvių kalbą, laimėjom galimybę kurti partijas, laimėjom dar kažką tai, nu, okei, gal ir gerai, žinai, ir tada sako, nu, ir gal čia tų vietų ir pabaikim, žinai. Tai taip atsitiko su ta revoliucija, jinai iš esmės sukūrė tą, žinai, pozityvą tokią. Rusija padarė modernesnę valstybę iš esmės, bet iškėlė jai labai egzistencinius klausimus. Tai jeigu tada nepatvaldystė, nu, jinai formaliai išliko, tai kaip tada, reiškiasi, kaip ta Rusija atrodys? Nes jeigu jinai tik tai pradeda judėti demokratėjimo keliu, jinai pradeda birėti. Jinai turi subirėti, nes tas monstras jisai turi subirėti, jis po to gali kažkokiu būdu ten veikti, jeigu ten kažkam tai rūpi. Bet jis turi subirėti. Priešingų atveju jinai neefektyvi ta valstybė. Ir jinai, žinai, ir tie žmonės, kurie galbūt kažkada ten caro laikais buvo tie inovacijų nešėjai, jie gali tapti griovėjais tos pačios imperijos, žinai. Ir čia vat yra toksai, ir dar, pavyzdžiui, toksai tautos klausimas iškilo. Tai tautos klausimas iškilo ne tik tai, sakykime, lietuvių tautos, ne, kaip mes įsivaizduojam, lietuvių, latvių, estų, ten dar kažkokių kitų, bet rusų kalbos iškilo. Ir čia, žinai, tada klausimas iškyla apie nacionalizmą. Kaip atrodo rusiškasis nacionalistas. O rusiškasis nacionalistas, blogąja to žodžio prasme, yra daiktas, kuris atsiranda revoliucijos metais, nes černasotinsai. O taip. Kas čia per chebra? Nugi. Juodos išimtinės. O tengi papuola žmonės, kurie palaiko tradicinę rusinę imperinę dvasią. Jie sutapatino rusų tautą su rusų imperija, visiškai sutapatina. Ir tuo metu, kada buvo čia toksai, nu, kaip ir pasimetimas, tai šita organizacija veikia ir Lietuvoje, 3 berods organizacijos tokios buvo. Taip. Jos čia veikia ir čia, žinok, netgi formavosi ginkluoti būriai mūsų čia valstiečių gintis nuo šitos chebrytės, nes ten palauk nėra. Ir ten visokiausios grupės yra, žinai, nuo tokių visiškai imperininkų palaikančių Rusijos ten caratą kažkokį, iki tokių vaikinų, kurie sako, žinai, bei žaidos pasai Rasijų. Tai čia šita kompanija irgi buvo, žinai, ir tas pogromų banga buvo irgi nemaža, žinai. Tai ta prasme yra tos jėgos, kurios visiškai atitiktų tai, kas paskui Vokietijoje formavosi po Pirmo pasaulinio karo. Labai tokios konkrečios kovinės grupės, žinai, ginkluotos, naudojančios teroristinės kovos metodus, reiškiasi, kiek valdžia jos rėmė, nu įvairiai ten rėmė. Nu kažkiek tai, bet vien jais atsiremti jie negalėjo, žinai, Nikolajus netaip atrodė, reiškia, koks iš jo Hitleris, žinai. Tai va, bet va šitas gaivlas, jisai atsirado ir niekada nedingo iki pat revoliucijos laikų, reiškia, ir kažkiek jo visą laiką bus baltųjų judėjime, žinai. Tai va čia irgi yra tokie, žinai, nacionalinės organizacijos, kurios irgi kaip tik tuo metu jos atranda savo auditoriją, jeigu taip galima pasakyti, rėmėjus ir daug ką nuveikia tam visam chaose, kildami dar didesnį chaosą. Nu, kai jie nacionalistai, šovinistai arba ultranacionalistai. Nu jo, bet jie vat, būtent tokia kategorija yra, žinai, ir mes juos galim dabar matyti ir šiandien. Kaip sakytų anglai, in abundance. Tai va. Tai tas revoliucija bendrai parodė Rusijos kaip valstybės, reiškia tokį pakankamai didelį silpnumą. Taip. Mušė labai per tarptautinį autoritetą Rusijos. Na ir kažkuria prasme reiškia liūdnas prognozes.
Ir prancūzai smarkiai suabejojo savo konceptų, kaip čia būtų, jeigu reiktų dabar kariauti su vokiečiais, tai kaip ten su tais rusais reiškės. Ir ten buvo pasiunčiami tie specialūs ambasadoriai, kurie stebėjo, kas Rusijoje vyksta, ir jie visą laiką stebėjo šitos revoliucinės nuotaikas, nes jie suprato, kad tas caras tikrai silpnas tenai yra. Nu, Nikolajus bendrai silpnas buvo, nu, jisai žmogus netam sutvertas, jisai, aš sakyčiau, būtų geras dvarininkas koks nors, jis gamtos žmogus, žinai. Markučių reikėjo, neblogas. Nu, toks, va. Inkilų kali, baublių. Nu jo, bet, pavyzdžiui, žiūrėk, Britanijai toksai karalius puikiausiai būtų savo karaliavęs ir niekam nėra problemų, žinai. O čia yra problema, kad, nu, ir tą Stolypiną nušovė, žinai. 11 pasikesinimų vieną vis tiek padarė. O kodėl? Kas nušovė? Černosotinsai? Ne. Kas? Aš tai manyčiau, nežinau, ten yra vardas pavardė žinomas, reiškia to nušovėjo, greičiausiai su žydų revoliucionieriais susijęs. Bet ne dėl žydų, bet dėl tų reserų čia, man atrodo, žmogus buvo, žinai. Bet ten pavardė tokia, tai va, bet, nu, tai taip ir atsitiko, žinai, tai jie, kadangi tokius metodus naudojo, nes daug yra žuvusių žmonių, pavyzdžiui, Maskvos merą nušovė karalius, ten pusbrolį kažkokį, nu, caro pusbrolį, ten tų tokių, žinai, buvo tų aukų pakankamai didelių. Tai ką tas sukelia ta revoliucija? Ta revoliucija, jinai ateina, revoliucija yra pasiekmei prieš tai buvusias problemas. Ir valstybė, kuri mano, kad, pavyzdžiui, kad lietuviai niekada nesukils, kad ne, tai iki tam tikros vietos. Reiškia, tu turi stebėti, kas vyksta visuomeniai, kokios nuotaikos. Nu, tos nuotaikos būna ten pozityvios tveriamos, būna negatyvios greunamos, žinai, veikia visokios užsienio agentūros ir taip toliau. Tai visą laiką reikia rasti būdų, kaip tam slėgiui atrasti vietą. Už tai yra labai svarbus dialogas. Aš atsimenu, kai kada čia Nausėda susitiko su šeimų maršu, tai čia buvo jis labai pasmerktas, žinai. Tai bet jis gerai, kad tą padarė, nes galbūt ir dar didesnė revoliucija. Suprantate, ta prasme, tu turi ir su ta pusė palaikyti kontaktą. Ir tai ne tik slaptosios policijos prasme, tarp kitko, Ochranka ten suvaldė daugelį procesų ir pakankamai neblogai ten tvarkėsi, reiškia. Tai yra vidaus saugumo tarnyba lietuviškai būtų, kuri, aišku, ten nubaudė ir daug mūsų nacionalinio pakilimo ten tų vadovų. Tai buvo represijos po viso šito ir į Sibirą važiavo ir visi kiti dalykai. Bet tam tikra prasme, reiškia, nu, tam slėgiui, tam gaivalui, tam žmonių įsivaizdavimui geresnio gyvenimo, nu, reikia rasti vietą, kuris galėtų pasireikšti ir vietoj to, kad kilnoti dangčius, jis tegul būna nukreiptas į kažkokią pozityvę veiklą. Nu, tai viena iš tokių pozityvių veiklų, pavyzdžiui, to paties šito, nu, to premjero vėlesnio, reiškia, žemės reformos Stolypino buvo tai, kad paskatinti rusų valstiečius važiuoti ir dalino žemėje. Nus mažai apgyventose teritorijose, ypatingai Sibire. Tai va, Sibiro istorija, tai čia toks labai esminis, kiek 3 milijonai žmonių išvažiavo. Tiesa, 20% grįžo, nes nepasiekė tų rezultato, neįsikūrė, nors gavo paramą, bet nu, dar ir dirbti reikia. Nu, tai reikėtų, šiaip jau, ypač ten, kur šalta dar. Nu, tai va, tai vienu žodžiu, čia ne visai sėkmingas projektas, nu, bet kažkuria prasme vis tiek tai buvo, bent jau Sibirą atvažiavo ne vien kaliniai, bet dar kažkokie ir motyvuoti žmonės, kažkiek dalis jų ten nusėda, žinai, ir gal sudaro ten tos vietinės bendruomenės tam tikrai ir tam tikrą prasme yra Sibirė labiau laisvi žmonės, kai kuri vietai. Tas sibiriečių mentalitetas yra, jisai laisvesni žmonės yra ir jie paskui kartais technokratai ypatingai iš ten ateina, tai Rusijai jie suvaidina tokį dažniausiai teigiamą vaidmenį. Sibiriak, čia toks užsispyręs, kietas. Jo, tai tame tarpe reiškia, nes čia laisvieji žmonės buvo išvažiavę, tai jie kaip ir gerai. Nu, panašiai, žinai, gal kaip ir laukiniuose vakaruose, va, tie kolonistai tokie. Tai labai palygintinas dalykas, tik tai aišku kitom sąlygom. Tai aš sakyčiau, kad ta Rusijos imperija prieš pirmą pasaulinį karą buvo pasiekusi, na, visai neblogą formą ir didelio dalim turėjo būti dėkinga tai revoliucijai, kuri žinai, jiems sudarė. Ir jeigu jie nebūtų įstoję į tą karą, tai Rusijos imperija būtų, ko gero, visai sėkmingai vyščiusis vakarų linkme. Nes mes kartais nesuprantam, kas vyko su vėlesnėm revoliucijom, kad tada pasuko į rytus visą visuomenę. Tiksliau, rytuose buvo visada, bet tik tai viršus buvo vakarietiškas, žinai. Tai čia buvo bandymas kažkokiu būdu ir tą apačią vakarietinti, žinai, daryti tokią modernesnę visuomenę. Ir vat, kada mes ieškom to būdo, kaip ta Rusija galėtų gyventi, jeigu kada būtų tokie dalykai, tai reikia tą laikotarpį labai stipriai tyrinėti.
Ir jo naudas, ir jo pasiekimus, ir jų pralaimėjimus, ir jų nepasiekimus, ir visus kitus, nes tai yra atsakymas galbūt iš šios dienos klausimus. Žinai, koks Rusijos herbas turėtų būti? Nu, Vizualas, tai ten bet kas su krauju ir žiaurumais, ten, nežinau, mėsos gabalai ištaškyti ar kažkas panašaus, bet užrašas koks turėtų būti. Гиблое дело. Nu jo, bet supranti, šitas negatyvas neveda jokį rezultatą, nes... Tai niekas nesako, kad jis turi vesti, tai yra negatyvas, kuris buvo ir bus. Tai tas negatyvas, jisai puls mus, reiškia. Tai mes šitoj vietoj, nors kelius šimtus metų tarsi nėra sprendimo, bet aš sakyčiau, kad vat, būtent prieš pirmą pasaulinį karą mes buvom arčiausiai to sprendimo normalaus. Rusijos imperija darėsi visai simpatiška. Tai va, bet pirmas pasaulinis, jisai, žinai, nes kada tu matai pajudini tos procesus, tada atsiranda iš centrinės jėgos. Iš centrinės jėgos nenori būti Rusijai. Nu ir ką? Nu ir nenori. Tai aš manau, kad tas vėlesnis etapas buvo irgi visiškai logiškas. Bet mes, man atrodo, dar sekančiose mūsų laidose galėsim grįžti prie šitos revoliucijos. Aš sakau, gal mes važiuokim tada toliau. Aš tuo tarpu pratęs 2 savaitės, kol tu ruošies sekančiam epizodui, aš nupiešiu Rusijos herbas užrašų гиблое дело. Ir dar galvoju, kad aplinkui tą mėsmalę, kuri bus tam vizualę, turi būti šita šestrionka, tas krumpliaratis. Ne? Patiks tau? Piešk. Гиблое viršui дело. Ačiū tau. Ačiū, kad revėt. Iki. Iki. Piešk, sako.